Prieš savaitę jau akcentavau, kad lapkričio 27 dienos LRT forume akis labiausiai krito laidos vedėjo neprofesionalumas. Sumetus nesusijusias temas diskutuoti apie viską, taigi apie nieką. Per gyvenimą teko sutikti daugybę žurnalistų atsakyti galybę klausimų. Deja, žurnalistų, kurių klausimai privertė suklūsti, įsitemti ir susimastyti, buvo labai nedaug. Dauguma buvo kaip tas vyrukas režisavęs spektaklį LRT forumas, kur diskusijos būti net negalėjo, nes ne mintis ir žinios vedė pokalbio mandagumo taisyklės. Stovėjo visi gražiai padažyti ir jų darbas buvo, mandagiai kalbėti tai, kas tik šausi galvą. Net didžiausias nesąmonės galėjai dėstyti svarbu mandagiai ir nuobodžiai, kad nepabudintum vadinamojo laidos vedėjo. Kodėl situacija tokia? Atsakymas banalus. Laidos vedėjas neturi jokių kompetencijų, kurios leistų jam adekvačiai reaguoti į pašnekovo pasakytas net absoliučiai logikai ir mokslui priešingas mintis. Bendrai imant diskusiją vedantis žmogus turi puikiai išmanyti klausimą, kuris nagrinėjimas, arba už jo nugaros turi stovėti komanda, kuri suvokia niuansus ir juos jam pasako, paprastai į ausines, o jo darbas aiškiai reaguoti tai, kas vyksta aikštelėje. Laidos vedėjo darbas labai sudėtingas, bet kai trūksta elementarios savigarbos prisipažinti, kad nesi intelektualiai pajėgus vesti rimto pokalbio, telieka kalbėti apie mandagumus. Šiaip turiu matyti Lietuvoje neįprastą savybę ruoštis diskusijoms, apsvarstyti argumentus, nežinau, kad kalbėsiu žmonėms, kuriems svarbu žinoti, kas ir kodėl vyksta. Šito mane išmokė 30 bei 40 metų dėstymo. Kadangi mano galva, joks mąstantis žiūrovas nesuprato, kas tada vyko eteryje, savo perspektyvą išdėsčiau komentare, kurį girdėjote prieš savaitę. Ta komentarą nusinčiau LRT svetainės nuomonių skiltį, beveik 100% žinodama, kad mano nuomonė nebus paskelbta. Tad net šiek tiek nuliūdau, kai gavau pranešimą, kad tekstas artimiausiu metu pasieks skaitytojus. Vis dėlto galiausiai pasirodė, kad neklydau. LRT LT redaktorius Mindaugas Jackevičius padėkojo už tekstą, tačiau remdamasis nuomonių publikavimo taisyklių portale LRT LT 4 ir 7 punktais tekstą publikuoti atsisakė. Absoliučiai gerbiu redaktorius neginčijama teisę spręsti, kas gali būti publikuojama jam pavaldžioje naujienų erdvėje. Tai vienas bazinių žurnalistikos principų ir jokių pretenzijų dėl to, kad mano tekstas nespausdintas, tikrai neturiu. Aš nebūčiau leidus, kai buvau redaktorė, spausdintis kam kas kur nori. Vis dėlto atsakomybė prieš tautą verčia toliau svarstyti, ar tikrai Lietuvos žmonės, kurie LRT išlaikymui skiria apie 70 milijonų eurų per metus, gali sužinoti, kas vyksta pasaulyje ir kaip tai gali paveikti jų gyvenimus. Ir sužinoti iš įvairių perspektyvų, pokalbius palaikant žmonėms, kurie sąžiningai ir kompetentingai atlieka savo darbą ir dar svarsto jį iš atskirų kampų. Jau minėtų taisyklių 4 punktas skelbia, kad komentaruose nuomonė turi būti išreikšta etiškai ir korektiškai, neįžeidžiant, nediskriminuojant, nešmeižiant kitų asmenų, vengiant ad hominem argumentų, neskatinant neapykantos. Komentaruose neturi būti skleidžiama tikrovės netitinkanti informacija, netikslios, klaidingos ar melagingos žinios ar manipuliuojama informacija. Jokių argumentų, ką apšmeižiau, kokią neapykantą skleidžiau, man pateikta nebuvo, tikriausia problema, kad esu nemandagi. Reikalavimo būti mandagiai taisyklėse nėra, mandagumas nėra lygus etikai. Apie korektiškumą prieš 2 dešimtmečius puikiai kalbėjo Leonidas Donskis. Cituoju, prisipažinsiu, nemėgstu korektiškumo. Nemėgstu, nes jaučiu ir žinau, kad jis yra manipuliacijų bei socialinės inžinerijos pasaulio dalis. Aptardama šio fenomeno turinį, tuomet filosofas ėjo gilyn ir ypatingai akcentavo, kad, citata, politinė bei moralinė cenzūra ir žodyno kontroliavimas nieko bendra neturi su politiniais debatais, atvira diskusija ir tolerancija. Išpažinti vertybės ir užčiaupti burną oponentui nėra tas pats. Vis dėlto labiausiai noriu akcentuoti jo Donskio tuomet išreikštą mintį apie profesinę etiką, kuri kviečia gerbti kitą profesionalą, nes tai yra pagarbos savajai profesijai dalis. Mano galva, tai reiškia ir prievolė atvirai pasakyti, kaip politekonomo prievolė, kad jei prelegentas kalba nesąmonės, kai jis jas skleidžia, su tuo nesutikti. Taip dariau ir taip darysiu, nes žiūrovų galvos ir žinios yra svarbiau nei mano įvaizdis. Juolab, kad jis ir taip prastas. Vis dėlto istorija čia nesibaigė. Kaip dažnai būna išklausiusi mano įrašą, man parašė kolegė. Pasak jos, jei tas aptartas LRT forumas tikrai buvo liūdnas, tai dienos tema, kur prezidentą kalbino Jackevičius, dar tragiškesnis. Tapo smalsu.
Pokalbis, laidelė stenogramą ir nuorodą ją rasite komentaruose su pastabomis. Tikrai buvo mandagus, bet neprofesionalus ir argumentuosiu toliau netitiko jau tų man siųstų taisyklių 5, 7 ir 9 punktų. Pirma, kertų lažybų, tai buvo sutartos rungtynės. Kitaip sakant, LRT vyr redaktorius klausimus pateikė iš anksto, o prezidentas atsakinėjo pagal iš anksto paruoštas schemeles. Viena pažįstama sakė, kad tikriausiai Jansonas rašė pagal protą. Nuo prezidentės Dalios Grybauskaitės laikų tokia praktika Lietuvos žiniasklaidoje taip įsikerojo, kad dabar atrodo ji jau laikoma tam tikrų tautinės žurnalistikos standartų. 15 minučių laidelėje užduoti 7 klausimai. Jų diapazonas nepriepiamas nuo fundamentalių grėsmių Lietuvos saugumui ir valstybės ateičiai iki iš esmės einamojo klausimėlio apie vienos balerinos pilietybės niuansus. Kiekvienam klausimui tenka po porą minučių. Ir tai reiškia, kad prezidentui buvo suteikta carte blanche, kitaip sakant, teisė kalbėti, kas ateis į galvą. Nes buvo aišku, kad patikslinti, kas ir kodėl turima galvoje, laiko nebus. Interviu prasideda nuo klausimo apie Jackevičiaus nuomonę didžiausios aktualios nejaugi. Nuo vieno skambesnių prezidento pareiškimų, kai jis užsienio reikalų ministrui, kuris išdėstė savo nuomonę apie situaciją esamą, paliepė atsisėsti ir nusiraminti. Tikslindamas temą laidos vedėjas, sakyčiau, gana nemandagiai pasidomi, kas konkrečiai suerzino prezidentą. Kreipiantis į prezidentą, toks klausimo formuluoti skamba keistokai. Prezidentas galai žino, kodėl juokiasi ir ilgai dėsto, kodėl ramybė yra gėris. Kalbėdamas nuolat pereina nuo pirmojo asmens prie trečiojo, aš keičia mes. Kas tie mes iki pabaigos neaišku. Žinant Nausėdos retorikos ypatumus, tai gali būti tiek jis pats, tiek jo komanda prezidentūroje. Vertinant iš valstybės pozicijų ir iš šalies konstitucijos įpareigojimo prezidentų užsienio politiką vykdyti kartu su vyriausybė, tai gali būti ir ministras Gabrielius Landsbergis. Iš konteksto atspėti neįmanoma, laidos vedėjas patikslinti nepaprašo. Laidos vedėjo niuansai beje labai svarbus, nes pademonstruotų, kokiu būdu Lietuvoje priimami gyvybiškai svarbus šaliai sprendimai, jo nedomina. Ji jaudina publikai paprastai įdomesnis personalių klausimas, tad primiktinai klausinė, ar prezidentas pasitikė ministru. Taip, nuo labai rimtos ir pamatuotos diskusijos nuslenkama į auklybos lankas, o Nausėda turi progą pademonstruoti savo nuoširdų tikėjimą, kad jo postas jam leidžia visus ganyti ir visom avelėm parodyti, kur jų gardas. Prezidentas vėl ir vėl aiškina, kad jis jau viską visiems pasiūlė, tik kad tie kažkokie neįvardinti žmonės, vyriausybė, neaišku, nieko nedarė. Laidos vedėjas žinoma nesidomi, ko konkrečiai nepadarė vyriausybė ir jeigu jau nepadarė, kokie buvo vyriausybės argumentai, su kuriais nesutinka prezidentas. Primenu žurnalistikos pradmenis. Laidos vedėjas turi būti pasiruošęs rimtai, tad tiesiog privalo nuspėti galimus prelegentų argumentus ir priversti pašnekovą atsiskleisti, parodyti, kaip veikia jo sprendimų priėmimo mechanizmas. Kad ir kaip vertintų ministro Landsbergio pareiškimas dėl kasdien vis labiau aštrėjančios tarptautinės padėties, galėjo būti bomba tik tiems žmonėms, kurie absoliučiai nesidomi pasaulio politika. Deja, ministras tiesiog transliavo Lietuvos žmonėms tai, apie ką kasdien kalba rimtoji pasaulio spauda ir ekspertai. Iš dalies, manau, jis tai viešino ir todėl, kad net primenu, 70 milijonų iš biudžeto gaunantį LRT tokiems klausimams deramo dėmesio tikrai neskiria. Štai vos keli susiję, bet nutilimi klausimai, kurie galėjo būti užduoti, norint parodyti žiūrovams, tokia misija, kaip skelbėsi LRT, ar ne? Kuriems galėjo būti užduoti, jei tikrai prezidento ramybė leidžia ramiai jaustis Lietuvos žmonėms. Aš manau, kad žmonėms neturėtų tą ramybę leisti. Galima buvo klausti, o kaip Lietuvos saugumą veikia politinės batalijos JAV? Ką apie finansinę paramą mūsų šaliai sako aštrėjantis taupių ES valstybių reikalavimai? O Vokietijos teismų sprendimai dėl biudžeto, kurie žiauriai ribojo jos galimybės finansuoti projektus. Kokias aštrėjančias įtampas ES rodo paskutiniai rinkimai Nyderlanduose, kur su didelė persvara laimėjo kraštutinių dešiniųjų pažiūrų partija. Klausimų begalė. Ką kalba Nausėda? Jis aiškina, kad negalima abejoti šventais, čia jo citata, straipsniais ir valstybių vadovais, kurie davė šventas priesakas. Tik 2 klausimai, kurie būtų tiesiog iššokę iš adekvataus laidos vedėjų burnos, momentaliai. Pirma, o kaip prezidento tezė dėl 5 straipsnio šventumo dera su tuo, kad jis gali būti aktyvuotas tik visų NATO valstybių bendrų sutarimų, ypač žinant, kad šiuo metu Švedija jau beveik greitai jau 2 metai
negali būti priimta į NATO, nes to nenori Turkijos vadovas. Klausimas, o ką apie 5 straipsnio šventumą mąsto tikėtinas JAV prezidentas Donaldas Trumpas? Būtų irgi labai pamatuotas. Kaip ir klausimas, o kaip prezidentas Nausėda vertina prezidento Volodymyro Zelenskio kelios savaitės iki karo pradžios padarytą pareiškimą, kad Bidenui reikia nusiraminti, nes jo kalbos apie karą trukdo investicijom Ukrainoje? Ar nemato čia Lietuvos prezidentas kažkokių paralelių? Jeigu laidos vedėjas jaustų atsakomybę prieš žiūrovus ir remtųsi jo paties skelbiamuose taisyklėse minimais atsakingos žurnalistikos standartais, jis tokių ir panašių klausimų savo pašnekoj galėtų užduoti begalės. Jeigu. Tačiau tas LRT redaktorius atsakingoje žurnalistikoje tai išskirtinės svarbos pareigos. Nesuklūsta net tada, kai prezidentas pradeda dėstyti atviras ekonominės nesąmonės ir klampiai aiškina, kad pinigai, kuriuos brangiai pasiskolinę galime gauti, yra pinigai, kuriuos turime. Atleiskit, ne. Šitą ir kitus tokius interviu ateityje analizuosiu nuolat. Platesnį kontekstą galite šitam pavidale rasti. Nuorodas dėsiu. Pabaigoje noriu pasakyti, kad laidos vedėjo barzda tikrai buvo puikiai pakirpta pagal visas mandagios išorės taisyklės. Linkiu dar smegenis sudėliot pagal mandagias taisyklės.